Sveiki, su jumis aš Ignas ir šiandien žaidžiu Minecraft išlikimo 3 epizodą. Tai vat, susirenk savo pasaulį. Ritz Ortons yra Šonas Michaelsas, o Edžas yra Triple. Mariposa, ačiū, kad atskrido. Gerai. Prince Karlai, labas rytas, Mariposa. Tai vat, mes įsikraustėme iš čia. Įsikraustėme iš šito kaimo. Mariposa, sakyk, ką žinai apie kristalų fėjas. Palaukite. Fėjas, žybančios slėnio. Na, jų šalis įsikūrusi prie natūralios energijos šaltinio. Daug kristalitų, o kristalitai šildo ir apšviečia jų karalystę. Matai, mama, juk sakiau, Statysimės namą. ji nepaminėjo, kad tos fėjos yra piktos ir didžiausios fėjų plaštakių priešės. Su visa pagarba, Lorde Gastrai, bet aš netikiu, kad tai tiesa. Matot, neteisinga informacija. Aš puikiai išmanau, kas yra mūsų priešai. Mariposa, kristalų fėjos yra baisios ir žiaurios, visi tai žino. Todėl, kad mes visi tuo tikim. Tokios legendos. Jo. Bet tikra istorija yra kitokia. Žiūrėkite. Prieš daug amžių fėjos, peteliškės ir kristalų fėjos gyveno kartu. Tada kristalų fėjų Kurčiau karalius kurtis apkaltino man. fėjas peteliškės, kad nuvožtų petelitus. Fėjos Geriau čia vėl būti. kristalų fėjos netikėjo. Visi susipyko, kol galiausiai paskelbė vienas kitą amžinais priešais ir prisiekė daugiau niekada nebendrauti. Gerai, o kaip ta dalis, kur kristalų fėjos sutrynė fėjų peteliškių sparnus savo duonai? Kur paveikslėliai? Jų nėra, nes to niekada nebuvo. Va. Vardas, jūsų kilnybė, šita mergina nė nesupranta, apie ką kalba. Dar ir kaip suprantu, jūsų kilnybė. Visos istorijos apie kristalų fėjas yra tik istorijos. Tikrovė yra. Dieve. O tai ir yra kaip tik tai, kuo remiamės spręsdami. Įsirimai, o ne nuogirdos. Tikinai mane, Mariposa. Galiausiai žybantys slėnį kaip sparnų šalies ambasadoriai. Gyvensi su karališkąja šeima vieną savaitę ir įrodysi, kad fėjos peteliškės ir kristalų Gerai, tai atsisveikinu su šią epizodą, nes man vaitsia lagina.